Sveiki, mėlieji Videogagos lankytojai. Šiandien už mūsų lango lyja lietus. Gerbiamas operatorius prašau parodyti. Lyja lietus. Parodį. Lyja lietus. Šlapia. Todėl mes šiandien mūsų sporto salėje ant lyjo mes treniruojame šiandien visą dieną ant lyjo ir nusprendėm padaryti tutorialą. Bet nežinau kokį. Kokį daryti tutorialą. Šlapi bat. Sideflipą. Sideflipo tutorialą. Sideflipas yra daromas nuo 2 arba nuo 1 rankos. Kojos, tiksliau. Kojos. Nuo 2 arba nuo 1 rankos kojos. Ir aš jums galiu parodyti, kaip jis atrodo. Nu, aš šiandien labai gerai moku, bet galiu pabandyti. Nusileidimas gali būti arba ant 1, kaip aš dariau, arba iškart ant 2. Esminis dalykas mūsų sideflipo atlikime yra Diasburgerį. Nu, tas grupiruotė. Visa grupiruotė yra grupiruotė. Jūs dar yra svarbus labai dalykas pribėgimas. Mėlieji vaikučiai, pribėgimas. Bėgat, šokat nuo 2 kojų, užlenkiat, šokat į orą, paimat grupiruotę, verčitės. Jūsų retimas visus turi eiti iš pečių, lenki, dešinė šolderas į apačią, kairį virš, lenki, žiūri iš pradžių žemyn. Šokdamas čia, žiūri žemyn, gali tiesiai išdėlės, vis ant galvos pirmus kartus. Žiūri, apsiverti ir iškart žiūri, kur leidži. Svarbiausia yra labai daug, kad duoda tas visas žiūrėjimas. Kai Haris vienam savo tutorialą pasakė, galit žiūrėti, kur norit, čia yra vapšė nesąmonė. Jis daro gerai, bet jis nežino, kaip daro, sako, kad galit žiūrėti bet kur. Tai va, galit leistis, kaip ir sakiau, ant 1 arba 2. Galima daryti įvairiai šitą mūsų aparatą, kurį mes vadiname sideflipu. Dar kartą parodysiu ir parodysiu dar kartą. Dabar leidausi ant 2. Ant 2 leidamės galite daryti dar vieną. Nuo 2. Arba galite po vieną ir daryti dar vieną. Ir taip karočiai. Dolga pėsnė. Ką aš galiu pasakyti? Sideflipas.